Tai ką, pradėsim antikorozinio dalykus, visos mašinos uždangstytos, visi gyvybiškai svarbus dalykai padėti į kišenę kaip telefonus. Užsidėsim gal kokią kaukę dėl vaizdo, ir dėl sveikatos ir pasinersim į šitą dūmų užsklandą. Čia šiek tiek neusidengia galas, bet jau čia tokį plotelį pavalyti ne problema palyginus kaip visą mašiną arba visas mašinas. Normaliai pūstelsim emelu ir šiandien turbūt tiek, o rytoj reiks jau smalą pūst. Smala lyg tai, kad labiau dulka, žodžiu bus ežiukas rūkė čia, bet jo, svarbiausia ir sudangstyti svarbiausius dalykus. Tai parolsas išemelintas pilnai, įvarėm ir į slenkščius, visur jie artimės. Galas irgi nusipūtė antrą kartą jau. Principė, kas liečia emelo dalykus, tą tokį, sakyčiau, mano manimų svarbiausią dalyką. Viską į galą dar prasipurkšt su emelu, gal porą kartų. Ir jau čia kaip ir bus man patinkantis dalykas. Ir kamštukus dar užsikamšyti visur, nes dabar atkimšti, kad reiškia prisipūsti į slenkščius ir visur kitur. Tai liks tada smala. Na ir čia ką, resaiklinom kelis kartus emelą, palyginus nedaug jau išbėgę, susipūtė nemažai čia į slenkščius. Daug sueina to emelo, galiu pasakyti. Ir dar jo tai reikės. Tai jau čia reiks dar puslitriukų kelis pasimt papildomai. Vieną turim tokį pusiau luptą. Kas toliau, lipsim dar į saloną, prisiminiau, kad spidometro lemputė perdegus apšvietimo, tai ten pakeisti reiks. Dar kelios ten smulkmenėlės kažkokios užsirašęs. Tai ja, judinam reikaliuką. Parsiridenom ką tik permontuotus ratukus, viskas neleis oriuko, tikėkimės. Turėtų neleist viskas, čia dabar ledas. Pakeitėm lempikės spidometrę. Tai viena buvo tik tai perdegus, ją pakeičiau, tada pasidarė visos kitos žymiai blankesnės. Tai žodžiu, visas pakeičiau. Dabar šitą reikia grožį prilipdyti. Turime čia nusmėliuotą rasporkę. Tai ką, eisim, manau, su surišėju dar nupirkšim epoksidiniu. Dėl visą piktą supranti. Ir dažysim. Pagaliau atėjo tas laikas, kai smaluosim jau dugną, neemelinsim. Viskas su emelu kaip ir okei. Jeigu kažkam keista, kad mano garsas pastorėjo, tai žinokit, kad užkimau, tokie dalykai būna, kartais atsitinka. Tai o dabar tai jo, žodžiu, viskas kaip ir užsimerkia, gražu spindi. Tai ką dabar darysim, čia apsiklijavau biškį arkas, kad čia patogiau būtų prieit. Dar čia biškį reiks paemelinti šitą plasmasę nusiėmus, tą visą vamzdį. Ir tada jau su smala, supranti, poriebiai taip visur pralikt. Ir paskui žiūrėt, kaip jinai greitai naudojasi, dar tada spręsim, kiek to riebumo galėsim sekančiais sluoksniais dėti. Dar prieš purškiant dabar visur, kur emelas, visur, kur yra tie lašiukai tokie, juos reikia nuvalyti. Realiai tiesiog pasimsim skudarą kažkokį, kurio negaila ten prabrauksim visur. Ta prasme, vis tiek jo nenuvalysi pilnai to emelo, jo pasiliks tik tiek, kiek reikia. O tos lašiukus, tokius ypač storesnius sluoksnius nuvalyti reikia tam, kad priliptų normaliai smala. Nes prie emelo, ta prasme, ypač kai jisai yra jau sustengęs, apstengęs, tai, čia skaitusi sustengęs emelas. Jisai toksai, smalingas, bet nebėga jau. Ir daugiau jisai nestengs. Tai esmė, kad jeigu smalą užpurkš, tai sukietėja smala stipriau ir gaunasi, kad čia tiesiog pirstelijus nukrenta tas smala, nesilaiko normaliai. Tai štai praliksim visus lašiukus tuos apačioj, kurie susikaupia su skudurėliu kokiu nors, kad geras sukibimas būtų smalos visur. Ir tada purkšim jau smalą. Dėsim į pistoleto šitus litrinius. Tai smala, realiai galiu pasakyti, beveik vienareikšmiškai reikia pirkti šitus litrinius, nes su jie kažkokį sluoksnį gali užpurkšti. O aerozolis, ten yra žymiai skystesnė jinai. Ir su jie sluoksnį gerą padarytos smalos, tai, ta prasme, košmaras yra, ten, nežinau, 10 sluoksnių reikia daryti, tas pats gaunasi kaip su šitų vienas. Tai tokia tokelį ir einam brūžinti su skuduru ir smaluot.
pagaliau yra baigta. Baigta, nu aišku, kad ne iki galo baigta, dar liko galinės arkos iš vidaus ten padaryta, ant tą plastikėlį nusimt garlovinos, bet dugnas visas yra baigtas. Realiai tai 3 bombalių vos užteko, jeigu dar norint storai padengti tas lygias vietas visas, kurios nelabai ten rūdyja, tai reiktų dar kokių poros bombalių bent jau. Bet šiaip jo, visur prasipurškim normaliai, užsidėjau sluoksniukas šiaip storai, tvarkingai. Finale dar persipilvėmės tas bankės ir su teptuku ištepliojam, tai labai daug su teptuku ten galima ištepliuoti dar iš bankės, kai ją išpurški. Nežinau, čia nėra ką čia baisiai rodyti, tiesiog viskas tvarkingai susipurškė labai. Tai nelabai yra ir prasmės čia kažkokį antrą dar sluoksnį daryti. Reikės, manau, pasimti dar flakonį. Aš turiu gal flakonėlį dar, ta prasme, kad tiesiog dasipurškimam tokiem visokiem, kur kažkiek tai jau kai uždžius viskas sustengs, praeisim, prasižiūrėsim, jeigu kažkur kažkas nedasipurški. Bet šiaip, žodžiu, viskas man čia žiauriai patinka. Tai dabar, žodžiu, važiuosim pavalgyt biškį ir dasimušim šitas arkas apie galės. Viskas. Oficialu. Absoliučiai baigtas suknistas antikorozinis. Dievulio padėk. Tai vat, visi vamzdukai supurkšti, viskas čia zepa. Abi arkos šitos damuštos. Dar turėjom smalos, tai dapurškim šičia priekį, kadangi irgi čia buvo. Žodžiu, viskas. Sukonservuotas Corolsas. Dar iki pilnos laimės galima būtų šitą traversą vidų supurkšti emelų. Ir šičia, jisai iš išorės, aš čia irgi sutepliojau su teptuku ambairio iš esmės, kadangi čia traversas keičiama dalis, tai labai nesistengiau čia tą antikorozinį daryti jam. Baigėsi visos antikorozinės medžiagos, tai dabar tiesiog pratepiau taip ant viršaus ambairio tą smalą. Tai teoriškai šitas traversas turėtų nuo jo nukrist gan greitai ta smala, o visur kitur čia, kur yra padaryta, tai jau laikytis normaliai. Čia toks įdomus gali būti skirtumas, turėtų matytis eksploatuojant, kaip laiko ta smala, kur yra normaliai su emelu pirmiau padaryta, o kur čia tiesiai smala yra ant traverso užtepta. Principe viskas. Gal reiks čia kokie emelų dar buteliuką supurkšti į vidų šito traverso, bet principe tai viskas užkonservuota. Tikrai turėtų iš tikrųjų gyventis ilgai ir laimingai. Aišku, žiemos tai nėra tikrai dėkingos ir visada jos randa, kur tą rūdelę iškelt. Jo, viskas čia labai riebiai ir tvarkingai pasidengė. Šitie vamzdžiai visi raumeningi pasidarė, smalos sluoksnis, koks milimetras turbūt. Reikia duslerkę nusivalyti rytoj. Ir užmes šitą plastikėlį. Čia kai bus tiesiog sustengę viskas, kad nenubraukt visos smalos. O dabar galim varyti namo, gal net kokį video sumontuot. Ir taip, yra paskutinė galimybė, paskutinis mėnesis gruodis, kada gali dalyvauti šitoj loterijoje Corolso. Tai visi, kas mane paremia per Contribui ar Patreon, gauna kaip padėką šansą laimėti šitą Corolsą. Ir sekantį projektėlį, kuris bus turbūt E28. Čia dar turime tvarkingai pedažytą rasporkę. Nebaisiai čia matosi prie tokio apšvietimo, bet čia spinduliukas labai perlamutriška spalva yra. Tiesiog iš esmės, ką turėjom to nudažym, bet bus tvarkinga, nesupubėlė tokia. Ir kas šiam momentui likę Corolsui, tai suvedimas, ant dyno prasisukt ir užmest rasporkę, ten variklio skyrių dasimušt. Jau labai nedaug, aš jau imu atsipalaiduot netgi, įsivaizduojat. Zeba. Užbaigsiu metus ramiai.